Sveikos, mielos maratono dalyvės. Šiandien jau 5 mūsų užduočių diena ir šiandien kalbame apie prioritetus. Vertybės ir prioritetai ir kaipgi mes juos dėliojame. Žinoma, kiekviena iš mūsų šiuo momentu esame kažkokiame savo gyvenimo etape. Visos labai skirtingose. Pagal tai ir dėliojamės, ar ne, savo vertybės, prioritetus. Labai paprastas testas sužinoti iš tikrųjų. Nes žinot, mes labai mokam gražiai save įtikinti, šiek tiek apgauti, ar ne. Tai jeigu taip pasižiūrėti labai paprastai, kaip sakiau, genialumas paprastume, ir pamatyti savo tikruosius prioritetus, užduokite savo klausimą ir jį atsakykite. Kam savo gyvenime daugiausiai skiriu laiko ir pinigų? Į ką investuoju save? Taip, šiandien, šią savaitę, šį mėnesį, šiais metais. Galbūt nustebsite, apie ką jūs iš tiesų galvojate, kad tai jūsų vertybės, prioritetai ir tai, kam iš tiesų skiriate savo laiką ir pinigus. Na, pavyzdžiui, jeigu žmogus sako, kad jo pagrindinė vertybė yra šeima, svarbiausia gyvenime, taip, realybėje 90% savo laiko investuoja į verslo vystymą, be abejo, ir finansinė, kaip sakant, investicija irgi tenai. Taip šiuo metu. Argi šiuo metu šito žmogaus prioritetas yra šeima? Ne. Nors jisai tą deklaruoja ir pats savo tuo tiki, ar ne? Tai va, tai pagal šitą pavyzdį visgi pabandykite surasti, kam daugiausiai laiko skiriate, į ką investuojate. Kad nebūtų kaip tam žmogui, ar ne, kuris galbūt sako, kad taip, šitą verslą vystau dėl šeimos. Tačiau tai yra saviapgaulė šiuo metu. Ir nereikia to bijoti. Kai mes geriau save pažįstame, kai mes esam nuoširdūs su savim, sąžiningi, mes galime viską pasiekti, mes galim keisti. Ir pirmiausia, kas yra svarbiausia, tai geriau jaustis. Dėmesio užduotis. Išsirinkite 3 jums svarbiausias gyvenimo sritis. Pirmiausia, atsakykite į tuos klausimus ir sužinokite, kas yra svarbiausias. Tada patyrinėkite, kiek kiekvienai iš tų sričių skiriate laiko ir lėšų. Per savaitę, per mėnesį, netgi gal per dieną. Antras žingsnis, pagalvokite, ką galėtumėt sukeisti, sudėlioti iš naujo, pertvarkyti. Tikslas – geriau suprasti savo vertybės ir susidėlioti prioritetus. Be abejo, sąžiningai prieš save. Ne prieš kitus, tik prieš save. Taigi, linkiu smalsumo, entuziazmo ir nuoširdumo su savim, sąžiningumo. Na, o visos, kurios iki šiol dalyvavote maratone, arba ką tik tai prisijungėte, irgi įmanoma, iki maratono pabaigos, atsiuntusios kiekvienos užduoties trumpą aprašymą 5, 9, 10 sakinių, kaip jums sekėsi, kas nesisekė, ką supratote, kokie dar klausimai liko. Tai yra labai svarbu. Jūsų dėmesys užduočiai, jūsų dėmesys sau. Taigi visos dalyvaujate loterijoje laimėti šiai knygai 18 terapinių pasakų suaugusiems. Tikrai patiks. Ir dar, kadangi organizuoju patyriminės psichoterapinės moterų stovyklas Prancūzijos salose, artimiausios stovyklos vyks Karibų jūroje,
lapkričio pabaigoje Martinikoje, sausio mėnesį 2 pamainos Gvadelupės saloje. Pamainoje 6 moterys, turėsim ir ekskursiją po salas, ir daug psichoterapijos. Taigi kviečiu visas dalyvaujančias ir atsiuntusias užduotis pasidomėti stovykla, jeigu norėsit įsigyti, turėsite 200 € nuolaidą stovyklos programai. Laukiu visų su jūsų klausimais, su jūsų užduočių atlikimu ir iki susitikimo sekančioje užduotyje.